Sveiki, su jumis sveikinasi jūsų mėgstamiausias tankistas. Čia tankas, ne taksi. Ir šiandien pakalbėsiu apie įgarsinimo verslą. Sekasi gerai, atvirai pasakius. Vien iš Fiverr per pirmus 5 šių metų mėnesius uždirbu daugiau nei praeitais metais, apie 2000, ir turim 10 000 ten su biškiu. Turėjau rimtų projektų, kaip anime įgarsinimo, hentajaus įgarsinimą ir įgarsinau taip pat 3 žaidimus. Ir visose 3 buvau pasodintas į tanką Leopard 2. Ir galiu pasakyti tai, kad tikrai įdomi patirtis. Laikom pastovų tempą. Šiame video aš kalbėsiu apie žaidimą Broken Arrow, kuris buvo išleistas 2025 birželį. Jame Baltijos valstybės užpuola Rusiją ir amerikiečiai mus gina. Ir atvirai kalbant, žaidimas tikrai įdomus ir aš galvojau, reikėjo padaryti šio žaidimo apžvalgą. Ir aš ją vieną dieną padarysiu. Bet dabar šiuo metu kalbėsim apie tai, ką reikia kalbėti. Apie DLC, Baltic Battalion, į kurį yra pridamos Baltijos valstybės, tiksliau Baltijos šalių vienetai. Holy fuck, this artillery barrage is massive. They decided to simply level our positions. Fall back to the second defensive line immediately. Run! Būtinai reikia paminėti tai, kad šio žaidimo kurie yra rusai, Steel Balalaika. Jos leidžia Britai, Slitherine Games. Slitherine Games užsakė galimai kanadiečių firmą. Ta firma nuėjo outsourcinti į Izraelio firmą, Fiverr. Ir ten parašė freelanceriui, man. Sveikas, gal noriu įgarsinti transporto priemonės strateginiam žaidimam lietuviškai. O sakau, okei, kodėlgi ne. Aišku, vėliau pamačiau tą Baltic Battalion trailerį ir pasidarė viskas aišku. Kanadiečių kompanija apsimetė rusai, kuria kompiuterinį žaidimą, kuriame imituojama Baltijos šalių okupacija. O Lietuvos ir kitų Baltijos šalių kariuomenės šiame žaidime pralaimi rusams. Bet iš kitos pusės pasakysiu taip. Aš norėjau padaryti video ir nenorėjau remti jo kūrėjų. Tai gavosi taip, kad ir žaidimą gavau nemokamai. Ir kūrėjai mane paremė. Tai win-win. Taigi, aš aptarsiu užsakymą už $800. Po Fiverr mokesčio 650. Ir kas buvo padaryta. Už ką tiek. Ir kaip tai visas atrodo. Priešas pisa mūsų ugnimi. Važiuojam. Na ir sako, ten dirbtinis intelektas įgarsintojus pakeičia, ten šūdas, ten nieko neišeina, va kaip yra. Įgarsinam anglų ir lietuvių kalbomis. Buvo įgarsinta Baltijos oro pajėgos. New flight plan received. Variklis gyvas, tęsim judėjimą. Leopardas budėjime. Airdrop vector confirmed. We're on the way. Tai tokie lėktuvai kaip Spartanas, Dauphinas ir L-39 Albatrosas. Ir Dolphin helikopteris ir L-39 Albatrosas šiame žaidime yra koviniai, kitaip nei realybėj. Ir žaidimo pranešėjas, tiksliau misijos pranešėjas. The evacuation of the base is still ongoing, so you need to gain us some time by conducting a fighting retreat with your troops. Kaip pats žaidimas, toks 6 iš 10 aš sakyčiau. Yra geras žaidimas pats ir savęs, bet jisai turi daugybę techninių bėdų ir bugų, dėl ko visą patirtį tai stipriai sumažina. Taip pat reikia pasakyti, kad siužetas irgi toks Tai yra strateginis žaidimas, kuris savo išleidimo metu parsidavė 300+ kopijų, kadangi savo žanre jis yra itin nišinis. Ir paskutinis jo analogas buvo išleistas 2007-aisiais, vadinosi World in Conflict. Ir žaidimas baisiai geras, kaip savo laiku, tačiau reikia kažko modernesnio, žinoma. Lietuvoje buvo numuštas rusų dronas. Tada Lietuva uždaro sienas. Ir rusai paprašo perleisti jų humanitarinį konvojų. Ir tame humanitarinėme konvojuje buvo žmogeliukai su kalašais ir BTR-ai. Ir tą konvojų sustabdo amerikiečiai, kurie nusprendžia nepraleisti. Tada konvojus atsako į tai ugnimi. Ir prasideda karas. Rusai užpuola Estiją, Latviją. Amerikiečiai mus gina. O kaip ten su NATO, kaip ten su Europa? Rusai vežėsi per kiekvieną kampą iš Narvo šiaurėje Vilnių pietuose. Rusai pagrasino Europai branduoliniais ginklais, jeigu jie pasireikš. Grasinimai buvo sėkmingi. Mes likome vieni. Mes nesustabdysim invazijos į Latviją ir Estiją,
ir galime greitai įsitraukti į sekimo karą Lietuvoje. Mes toli nuo namų ir vieni. Mūsų ekspediciniai vienetai gali kalti stipriai ir greitai, bet mes greitai prarasime efektyvumą. Taigi mūsų geriausia proga yra paimti derybos priemonę. Ką siūlai? Paimsim Kaliningradą. Na, man patinka. Kažkur po šios misijos prasideda DLC siužetas. Šis DLC turi tik vieną misiją, todėl galima greitai apie ją papasakoti, kaip tai atrodo ir kas ten vyksta. Rusų pajėgos greitai artėja prie Rygos, iš šiaurės ir iš rytų. Miesto garnizonas nėra pasirengęs šiai kovai. Netoliese esančioje Kadagos karinėje bazėje šiuo metu yra 3 Baltijos šalių pajėgos, kurios vykdo pratybas. Bazė turi būti evakuota prieš ją apsupant. Ir Baltijos pajėgos atliks kovinį atsitraukimą tam, kad laimėtų mūsų laiko. Sveiki atvykę į Kadagą, vade. Rusų pajėgos tuoj čia bus. Mes surinkom Baltijos šalių vienetus, kurie treniravosi šioje bazėje. Pasirink, kurią grupę norėsi valdyti. Tai va, čia duos pasirinkti tarp lietuvių, latvių ir estų vienetų. Aš rekomenduoju rinktis arba latvius arba estus, nes pas juos prieštankiniai geresni yra. Rusų puolimai yra gerai sinchronizuoti ir mums reiks padalinti savo pajėgas, kad mūsų neužflanguotų iš vienos ar kitos pusės. Evakuacija vis dar vyksta, todėl reikės, kad laimėtumėt laiko, atlikdami kovinį atsitraukimą su kariais. Turėsi ribotų pastiprinimų iš Rygos, todėl palaikyk savo vienetus gyvus ir traukis, kai reikės, vietoj to, kad prarastum juos. The enemy forces pushing from the north on the left flank are mostly motorized infantry units. Be careful not to be outrun by their speed. Dig in, hold the line, and don't let them reach the highway to Riga. Tai vat, šios misijos esmė yra tokia, kad mes turime laimėti laiko ir leisti bazės įgulai atsitraukti iki Rygos, kur jie galės pradėti planuoti gynybą. Ir šios misijos metu mes turėsime įsilaikyti taškuose kiek įmanoma ilgiau. Ir galiausiai iš jų atsitraukti. Mūsų tikslas yra, kad tai būtų kovinis atsitraukimas, o ne visiškas žlugimas. Neorganizuotas pasitraukimas ir taip toliau. Tai iš esmės misija kaip ir galima suprasti, bet jie labiau yra skirta tam, kad mes susipažintume su Baltijos vienetais ir galėtume jais naudotis. Ar yra įmanoma kaip nors laimėti šią misiją kitaip? Deja ne. Pagal siužetą tik toks vienas planas yra. Ir realiai pergalė skaitosi, kaip mes ištraukėme kiek įmanoma daugiau savo pajėgų iš šio miesto. Misijos vidurėje bičias, kurį aš įgarsinu, sako, žinai, aš biški, va dabar atsiminiau, ten du tankus leopardus praganėm, galėt juos atvežti. In a rush to withdraw from the base, they had to leave a pair of Leopard tanks behind. If you have time, you might want to send a unit there to retrieve them before they get captured. O misijos gale maždaug, na, vyrai, gana, gerai atsilaikėt, reikia važiuoti į Rygą. That's enough. You've done everything you can, but won't survive another assault. Command orders an immediate retreat toward Riga. Grab everything you can and send your troops back to the city. Kalbant apie siužetą, tai ten tikrai įdomus siužetas ir aš galvoju, apie jį kažkada reikės dar padaryti vidosą pilną. Ir atvarai kalbant, ten toks siužetas, kur yra ir visi tie firminiai derybų stalas, geros valios gestai ir visa kita, visi stipriai apsikabinkime, nesvarbu, kad ten panaudojam branduolinį užtaisą. Ir ten yra tokia vieta žaidime, kai į miestų Hirošimos ir Nagasakio sąrašą įrašo 3. Kauną. Ir spėkit, kas rašo. Na, žaidimas rusų, tai tikrai ne rusai. Ką aš galiu pasakyti? Garsinimas padarytas gerai,
žmonėms patiko, visa kita. Ir pats žaidimas, mano asmeninė subjektyvia nuomonė, nėra propagandinis, nors galima ten ir kalbėti, kad yra tokių dalykų. Tai vat, greitų metų padarysiu pilną siužeto apžvalgą, nes ten irgi tikrai įdomus siužetas. Na ir aš tikiuosi, kad su laiku išeis ir tie likę 2 žaidimai, kad galėčiau irgi parodyti, kaip aš ten įgarsinau tą Leopard tanką. Tie žaidimai, vienas yra iš amerikiečių kompanijos, kitas iš vokiečių, tai žiūrėsim, kaip ten kas gausis. O čia vat buvo trumpas video, kaip šitas tankistas įgarsino žaidimus. Kaip gaila, tu nesupranti.